Aš, pavyzdžiui, neturiu šeimoje tokios kaip ir istorijos, kurią galėčiau pasakot, kad kelios kartos audžia arba kad perėmiau iš močiutės. Sunku būtų prisiminti, kad būčiau turėjus tokią ilgą svajonę, kad noriu austi. Bet vieno, taip sakykime, netikėto renginio metu pamačiau meistrę, audėją ir labai patraukė juostų, raštų ir spalvų margumas. Tokia bendra dermė. Ir pats faktas, kad ganėtinai tokiu paprastu būdu, paprasta technika, gal net primityva galima būtų sakyti, tai yra išgaunama. Ir aišku, pakalbinus meistrą sužinojau, kad jau moko to. Tik tam buvo dar tokia juokinga istorija, kad ta vizitinė jos mano piniginiai taip ir pragulėjo gal mėnesį ir taip tarytum einu kur nors susimokėti ir vis išsitraukiau ir vis iškrenta. Vos ne, kad kaip priminimas. Tai... Taip, ir galiausiai nuėjau pas mokytoją, kuri pasirodė, tuo metu buvo ir netolima kaimynė ir taip viskas kažkaip pradėjau mokytis ir nežinau, ko gero patiko. Turbūt kažkokio ir užsispyrimo buvo, kad nežinau, ar užsispyrimo, ar tokio atkaklumo, kad nesinori tik pabandyti, o galbūt tęsti ir kažkaip kaip pabandžiau, tai taip jau dabar 6 metai niekaip ir nepavyksta paleisti. Kiek truko išmokti, įvaldyti, perprasti? Klausimas sunkus, kadangi aš tada galvočiau, daug kas labai priklauso nuo žmogaus pasitikėjimo savimi, kaip jis galvoja, ar jis jau perprato, kada jis perprato ir tai labai daug ko gero prisidėjo prie to, kad mokytojos padrąsinimai, tie įvertinimai, paskatinimai, kad tu jau šauniai darai ir čia jau tikrai išbaigta juosta ir lygus kraštai ir viskas čia pas tai gražiai atrodo, nebemėgėjiškai. Tai... Nežinau, gal sakyčiau 1,5 metų prireikia, kad taip jau drįsčiau pati pasiimti, susidėti metimą. Kažkaip taip. Kaip tas procesas vyksta? Taip, pirmiausia, mums reikia nusimatyti juostos raštą. Įsivaizduoti, ką mes tokį kaip eskizą turėti, koks projektas mūsų. Tai gali čia padėti galbūt koks langeliais popierius, ant kurio būtų gerai išsipaišyti tam tikra spalva. Po 4 langelius ir taip išsipaišyti savo raštą ir tuomet imti kiekvieną kaladėlę ir tam tikra tvarka, kaip nurodyta mūsų brėžinyje eskize, susiverti siūlus į kaladėlę. Kaladėlių skaičius priklauso nuo to, kokio tas mūsų pločio raštas. Tai kuo mūsų juosta platesnė, įmantresnio rašto galbūt, tai tuo daugiau reikia kaladėlių, tuo, reiškia, apimt rankomis turim daugiau. Kiek daugiausia kaladėlių tekia naudoti vienu metu? Gal 24, kažkas tokio. O siauriausia, ko gero, buvo gal, nežinau, ar 4 tikriausiai. Na ir tada, kai yra suveriama viskas, įtempiama, ar ne? Tada suveriam, reikia kažkiek galima sakyti, išsišukuoti, išsilyginti juos ir ištempti.
Ir aš susirišu siūlus irgi taip esu išmokus į tokį kaip žiedą. Vieną galą su kitur. Tada į to žiedo vidurį vienoje vietoje prie kaladėlių įsėdu pati, o kitą kažkur užsikabinu. Galima, pavyzdžiui, namie už durų pasikabinti. Svarbu, kad tas metimas ištemptas būtų. Ir tada vėl pagal tą schemos tą raštą šiek tiek reikia irgi įsijungti dar stakles ir užprogramuoti. Tai pavyzdžiui, tam tikra tvarka juos, aš sakau, viena kitos atžvilgių išrikiuoti. Ir tada galima austi. Visas žaidimas vyksta kaladėlių pasukimais. Ir po kiekvieno kaladėlių pasukimo mes naudojam papildomą ataudų siūlą, kurį permetam per žioteles. Ir taip užtvirtinam. Ir toliau sukam. Kaip su kiekvienu pasukimu persijungia, susikabina tas žiotys ir tai kažkaip nugula į raštą. Šiaip esu baigusi ekonomikos studijas. Paskui kurį laiką ieškojau dar visokių tų veiklų ir va tada tas audimas įsiliejo. Kol kas tai buvo kaip ir viena tų pagrindinių veiklų kelis metus. Kur tos veiklos išsiskleidžia? Taip, socialiniai tinklai galėtų būti tas susisiekimo kanalas. Manau, mugėse bus dar galima sutikti kokiose nors greičiausiai folkloro šventės, pavyzdžiui, kaip skamba kankliai, toks festivalis vasaros pradžioje, galbūt kaziuko mugė. Kokias galimybės teikia, pavyzdžiui, toks vijimas juostų pačiai, kaip atrodo, yra daug kas, ką dar galima išbandyti? Manau, galima labai plačiai nagrinėti ir man pačiai labiausiai, ko gero, per spalvinę raišką tas juostų audimas buvo įdomus. Tiesiog kažkaip taip, kaip galima kokius derinius atrasti siūluose, kaip jie kas su kuo dera. Galima labai plačiai gilintis į raštus, jų prasmes, skirtingose kultūrose, jeigu taip galima pasakyti, regionuose, ne vien kad kaip Lietuvos, bet apskritai pasaulio, kaip naudojami skirtingi ženklai, pavyzdžiui. Tai čia gal technologiškai. Aš įsivaizduoju, kad tai ir galima domėtis technologiškai, kaip tas daroma, tobulintis tame ir tada kaip tai susiję su kultūra. Tai kažkaip